Sveiki visi, šiandien bus dėklas iPhone'ui. iPhone'ui 15 Pro Max, šitam naujam. Taip. Tokį pasirinkau kaip čia pasakyti, su bilieto imitacija, su lėktuvo bilieto imitacija, va, jeigu tiksliai. Tai čia, kad gražiai supakuota į maišelį dėta net. Šalia Ekspreso, aišku. Taip, paviršius toksai groblėtas, atspausinta, ne tai, kaip būna su dažai, žinot, bet šiek tiek iškilęs. Tai turiu tokį įtarimą, kad gal šiek tiek ilgiau laikysis, o žiūrėkit, o iš vidaus balta. Turėtų tikti labai. Smirdi. Smidai kažkokiu plastiku. Gal žinot, kaip ten būna atspausintus, ar kaip ten. Taip, yra tas mygtukas, vat, Action, ar kaip jis ten vadinasi, ir šitie. Aha. Taip, tai čia pagrindas toks kietas yra, o šonai minkšti. Tai tada labai gerai bus galima lengvai įdėti telefoną. Taip, pasižiūrim dar iš arčiau, nežinau, jūs matysit. Taip, flight number, gaila, kad neįdėjau, galėjau man kažkokį tai flight number parašyti. Gate 1, kas čia, date, ir data galėjo, bent passenger kažkokį tai galėjau išgalvota. Cabin first class, nors tas gerai. Žiūrėkit, barkodas belė koks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kas čia, invoke? Negaliu perskaityti per telefoną, nesimato. Jūs gal matysit. Nesmė, žodžiu. Eifelio bokštas, parašyta Paryžius, Fra. Ir šitas ne. Paskui kurios būna, žinot, atsidaro šitas plastikas ir galima telefoną pasakyti. Bet man atrodo, aš dar susisakiau tokių. Tai pažiūrėsiu. Ir vieta palikta dirželiui. Dedam tą telefoną. Veiks, neveiks. Tai yra, turiu galvoje, veiks, neveiks mygtukai. Visai, žiūrėkit, gerai. Čia toksai titanų spalvos pilkas, tai turėtų būti gerai. O, žiūrėkit, ir sutapo, viskas gražiai įsidėjo. Objektyvai gerai, nieks neuždengta. Ir netgi šiek tiek iškylę jie. Svarbiausia, žinot, kad... gerai. Svarbiausia, kad būtų bent šiek tiek iškylęs dėklas, nes tai geriau apsaugo objektyvus. Nes kitaip, kai deda taip telefoną, tai visą laiką jie taip brūžinasi. Žinot, gal visai ir nieko. Jo, šiek tiek iškylę. Kągi, bet aš sakiau dar vieną, tai anksčiau, tai yra vėliau padarysiu video. Visai gerai atrodo. Štai taip. O šonai... Kad mygtukas veikia. Mygtukas veikia, atsirakina. Palaukit, aš kodą įvesiu. Jo, viskas gerai, veikia puikiai. Atsirakina. Patinka, kad čia raudonas ir čia raudoni 2 mygtukai. Gerai, tai nuorodą dėsiu kaip visada ir iki kitų kartų. Vis tik tai radau tokį mažą broką. Čia yra. Matot, nežinau, ar matosi. Kreipsiu lempą. Kreipsiu lempą daugiau. Štai nelygiai prisispaudžia va čia. Ir toksai gaunasi tokia bangelė, kaip atšokęs dėklas. Bandžiau čia daugiau paspausti, bet nelabai. Tai vis dėlto gerai atrodo, gal nieko baisaus, bet pažiūrėjau, atrodo tai nelabai lygiai, jeigu taip žiūrėstų, čia toks iškilimas, matot. Tiek to. Sakau, dar man atrodo, aš sakiau kitą, tai kai gausiu, padarysiu video. Iki.